Sveiki visi ir šiandien aš turiu tiesiog tokį labai nemažą haul. Aš manau, jūs matot, kiek čia daug knygų yra. Visų pirma, greitai parodau, ką nusipirkau iš makiažo. Tai aišku, jau matėt, bet dar du mano patys mylimiausi setting spray, be jų aš tiesiog negaliu gyventi. Turiu naują blushą, čia yra Buttermilk blushai iš NYXo ir aš dabar pažiūrėjau, ta spalva yra gan tamsi ir aš labai bijau, kad man tai netiks. Tada Gabrielė visada šneka apie šituos eyelinerius ir jinai sako, kad jie yra patys geriausiai eyelineriai, tai aš pasiėmiau tokią tamsiai rudą spalvą ir šviesiai rudą spalvą, kad pabandyt. Kadangi man labai šaroja akis ir dauguma eyelinerių tiesiog nubėga. Naujas lip lineris, nes mano beveik visi lip lineriai pasibaigė ir čia yra toksai iš NYXo. Šiaip aš jau išbandžiau tą spalvą. Žiauriai gera spalva. Ir paskutinis dalykas tai yra Inner Corner highlighteris, kurį aš irgi pabandžiau, bet vienu žodžiu čia yra tas highlighteris, kur dedi va čia ant akių arba ant nosies galiuko ir jis atrodo tiesiog insane. Dabar prieikim prie knygų, nes knygų turiu labai nemažai ir išleidau tikrai nemažai. Tai visų pirma turim Sylvia's Plath The Bell Jar. Man labai patinka skaityti tokias turiningas knygas. Tai pasiėmiau šitą, nes girdėjau, kad labai gera ir kažkaip sudomino. Tada turim Normal People. Tikrai manau, kad esat arba serialą žiūrėję, arba gal net knygą skaitę. Žudyk Strazdo giesmininko. Labai tikrai žinoma knyga. Ir man atrodo, kad ji net yra privaloma gal 12 klasiai. Klasikinė knyga, kurią privalo kiekvienas paskaityti. Tai pagalvojau, kad kodėlgi ne. Tada turim dar taip pat garsios japonų rašytojos knygą Atminties policija. Didžiąją dalį šių knygų pirkau patogu pirkti. Ten kol kas, kiek radau, yra geriausios kainos knygom, jeigu kam aktualu. Sakoma, kad labai panaši į Orvelo knygas, tai labai norėsiu paskaityti, kadangi man jo knygos yra tiesiog insane. Tiesiog paskaitimui. Tai turim Hawthorno palikimas, tai čia yra antra dalis. Banalu, bet aš girdėjau, kad tikrai labai gera. Tai pažiūrėsim. Visą pasakius, tiesiog sudomino apibūdinimas ir pamaniau, kad kodėlgi ne. Tai kai kada nors perskaitysiu visas šitas knygas, būtinai su jumis pasidalinsiu, ką aš apie jas manau, gal atrasiu kažkokių jų favoritų. Ir būtinai parašykit komentarus, jeigu domino daugiau būtent video su knygom. Tai va, ačiū labai, kad žiūrėjot.